Labą dieną iš Klaipėdos. Nusprendėm atvažiuoti į Klaipėdą vienai nakčiai, tiesiog, kad pamatyti jūrą, šiek tiek pravėdint galvą, atsipūst ir jaučiuosi šiek tiek, ne tai kad serganti, bet vakar man pradėjo skaudėti gerklę, šiek tiek jaučiu, kad perpūtė ausį kažkas ten tvinkčia, tai tikiuosi praeis savaime. Nepaisant, vis tiek noriu, kad eitumėm į miestą, į lauką ir varytumėm prie jūros. Kodėl vienai tik tais, nes galėtumėm varyti tiek naktų, kiek norėtumėm turbūt labiau, tarkim dviem, bet aš negalėjau tiesiog savo katino pirmą kartą palikti vienos daugiau negu vienai nakčiai. Aš galvoju, jeigu reikia pratinti, tai vis tiek pratinti reikia nuo mažų tokių palikimų, tai vienai nakčiai bus pats tas, nors vis tiek nejauku ir liūdna šiek tiek, atrodo, aš ir vandens palikau daug, ir maisto, ir vakar nupirkom keletą žaislų ir guolį tokį naują, kurį labai patinka, tai nežinau, atrodo, kad vienai nakčiai dar neturėtų būti toks didelis šokas jai, nes vis tiek šiandien ryte dar matėmės mes, pabuvom šiek tiek ir rytoj jau per pietus būsim Vilniuj, tai gal net per daug mūsų nepasigės, tai labai tikiuosi, kad jai viskas gerai ir nebus jai liūdna vienai. Tai po truputį gal pripratinsim ir kitą kartą gal jau dviem naktim kažkada jau vėliau galėtumėm palikti. Tai skaudus tas pirmas toks palikimas, bet tikiuosi, kaip katė jinai nepražus ir šiek tiek pasiėmėm vieną tokį nakčiai butuką. Tai šiaip papasakosiu istoriją vieną, koks buvo iki šito momento, gal šitą pasiėmėm butą, bet dabar parodysiu greitą šito buto, kurį pasiėmėm vienai nakčiai turą. Duris įeiti butą, tai mes jau čia primetėm savo striukės ir pasidėjom rakandus ir kas labai fainai yra labai didelis veidrodis, aš tokia pati kaip norėčiau turėti, tai labai faina ir tada turim čia vis dar spintą ir miegamąjį, kuris atrodo štai taip, labai fainai, šiaip toks visas būtas klasikos stilium, tai kinda cool ir čia turbūt turim spintą su patalinė. Tada turim čia tiesiai tualetą, tai parodysiu, kai Salvis išeis, tada čia yra salionas, tai labai faina, turim dvi kėdės ir mūsų vienas iš planų, paskaitinėti šiandien bent kažkiek, tai turiu dvi naujas knygas. Viena iš jų Žarnyno galia, jau perskaičiau šiek tiek ir apie antrą ir šiek tiek šitą daugiau papasakosiu dar vėliau. Bet atrodo, va štai taip viskas. Šiaip man visai patinka tos, kaip čia pasakyti, sienos, kurios turi tą paneling, nežinau kaip lietuviškai, bet labai man fainai, kad visai šviesa eina į šitą butą ir šitas kambarys labai šiltas. Ką čia mes turim už lango? Turim laivą. Tai yra, va štai, čia turbūt jau matosi. Labai šilta šitom kambarį, labai gera, mes važiavom su autobusu, tai ir atsibodo, ir vėjos kažkokios jau tos namų šilumos. Ir mes einam čia į virtuvę, kuri irgi tokia erdvė ir man va šitas langas, kuris skleidžia daug šviesos ir tuo pačiu ir erdvių atrodo, labai patinka. Ir čia turim stalą. Gavom saldainių dovanų, savo bananus įsidėjau ir vaizdas pro šitą langą atrodo šitaip. Tai žodžiu, labai fainas erdvus butas. Virtuvė iš kitos pusės atrodo šitaip. Tiesiog faina, erdvu ir aš net savo bute nesijaučiau, kad taip erdvu yra. Mūsų, man atrodo, žymiai mažesnis butas. Jeigu čia matot kažką taip prisiklijavus visokių esu. Jo, tai labai fainai. Šiaip dabar bus planas eiti susiras kažkur pasėdėti, atsigerti šiltai ar kavos ar arbatos ir kažką užkast, nes mes realiai nieko nesam valgė normalaus, apart to, kad autobuse šiek tiek pasnekinom. Ir Salvijus jau išeina iš tūliko, tai galiu parodyti, kaip atrodo tualetas. Labai erdvus, turim vonę, tualetą, labai skaniai kvepia ir dar vienas, bamba man šviečia, didelis veidrodis, tai irgi labai fainai. Tai kodėl aš tokia sukrytus stoju? Man reikia su savo laikyseną padirbėti, nes pastebiu, kad labai sukrytus dažnai esu. Tai va, einu aš iki tualeto susitvarkyti ir, balkone matau kėdę, čia tipo galima pasėdėti. Jo, vienam žmogui į vieną vietą šit.
Tai jo, einu aš irgi dabar į tualetą susitvarkyti ir tikiuosi, kad rasim kažkur netoli kažkokią bent jau kavinukę. Galiau maistas po 4 valandų kelionės. Aš jokios, kad nuvažiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą užtrunka ilgiau negu tiesiog į kitą šalį kokį nuskrist. Iki Turkijos 3 gal valandos kelio, čia 4 valandos. Vakar iš vakaro buvom nusižiūrėję vieną butuką ir nebrangiai kainavo ir visai toksai patiko, bet šiandien jau važiuojant autobusu mums parašo, kad dėl... ir vakar prašė iš karto sumokėti, nors bookingas rodė, kad nuskaičiuos tik po nakvynės kažkas tokio. Ir šiandien važiuojant parašė, kad dėja, bet dėl techninių nesklandumų negali nuomoti to buto tai nakčiai ir realiai prašo atšaukti mūsų tą nakvynę. Bet jeigu atšaukinėsi, tai baisu, kad nuskaičiuos tos pinigus. Ir žodžiu, taip nefainai pasidarė, nes nėra dažnai tokių situacijų buvo ir baisu, kad jeigu tu atšaukinėsi, tau nuskaičiuos tada pinigus už tą netesybą ar kažkas tai tokio. Tai labai buvo labai neaišku iš tikrųjų. Ar nebando čia mūsų apskeminti, ar tikrai čia viskas, ar tikrai iš tikrųjų tas techniniai nesklandumai, nes iš principo, kodėl pats tas nuomotojas negalėjo atšaukti, tai neaišku. Tai nežinau, kaip čia bus, kaip čia Salvijus susitarė su viskuo, nes rašė ir patį bookingą, kad gal jie patys gali atšaukti tą užsakymą, kad kokie tai taškai nekristų, ar nuo mūsų nenuskaičiuotų sumos už kokias netesybas. Tai nežinau, kaip čia bus, bet ačiū Dievui, Klaipėdai pilna būtų iš tikrųjų, būtukų, viešbučių, kurios gali apsistoti. Tai labai greitai radom kitą, gal panašią kainą kainavo, gal irgi apie 50 eurų ten kažkas tokio. Tai kaip ir nenukentėjom, bet tiesiog realiai važiuojant į kitą miestą, tiesiog važiavimo metu gali atsitikti kažkas tokio ir tu toks, nors nepanikavomės, bet tiesiog, realiai turi būti pasiruošęs turbūt, kad gali visokių situacijų būti ir turėti turbūt planą B kažkokį. Tai gerai, kad pasisekė, kad šiaip didelis miestas ir pilna tų vietų, kur pernakvot. Mes kaip ir didelių reikalavimų neturim, mes ne į viešbutį norėjom, tiesiog norėjom paprastai butuką. Tai jo, zėba, kad dar labai greitai viskas gerai išsisprendė. Šiaip, jeigu matot pas mane šitų pimplų pečų, tai aš nežinau, kas atsitiko, bet mano oda baisiai spuoguota paskutiniu metu. Ir vakar, kai glaudžiaus prie Salvijo nugaros, o jo biškis spuoguota. Ir grinai su šitą pusę glaudžiaus ir pagalvojau, gal tiesiog galėjau užsikrėsti. Ir dabar Salvijus mane tam žiūri. Kaip mano galėjo nuo tavo nugaros užsikrėsti? Aš manau, kad per daug savo veidą nesąmonėm trenerių dėl to taip atsitinka. Aš šiaip norėjau pasimti pina kolados, nors šiaip aš geriu dabar latte ir norėjau dar pina kolados pasimti, bet nebuvo, tai pasiėmiau apelsinų ir greipfruktų sulčių. Pagalvojau, kad vitaminų man praverstų. Nes šiandien ryto pamiršau išgerti, nespėjau ir pamiršau ir nespėjau. Kaip skanu. Tai vėliau planas važiuoti iki jūros pasivaikščioti, kad ir saulė šiek tiek šviečia, bet vis tiek šalta ir man ta gerklė skauda. Tai noris tiesiog, kad ne per šalt bent jau ten. Tai labai laukiu. Vėliau varysim prie jūros pavaikščioti, labai norėjau realiai atvaryti čia tik dėl to, kad pavaikščioti prie jūros, pakvėpuoti jūros oro, pasižiūrėti jūrą. Realiai niekur nebevarom niekad realiai. Tai norėjau biškį išvaryti iš namų ir kažką kito nuveikti. Ir man kaip erzina vat šitie plaukai, aš taip nebemoku jų kartais susitvarkyti, šiandien neformalau, bet pas mane dažnai vat viena pusė va taip pakyla, jinai galėtų kaip nors gražiai spaustis prie šitos pusės. Būčiau aš dar namo nepasimčiau karamelinio teiginio, o šiaip čia mums žiūri netoli eiti, tik tais per Google rašo, kad 6 minutės, bet man atrodo mes dar greičiau atėjom, bet per kokias 4, tiesiog prie šviesoforų reiks turėti minutę. Tai šiaip žiauriai fainai man čia, taip atsuksiu, parodysiu. Tai čia ta Prezo kepyklėlė. Realiai mes esam pačiam centre, visiškai pačiam centre ir mūsų butukas va ten taip paėjus, šiek tiek pasukti ir viskas. Labai arti. Atvykom, gal tik pamačiau jūrą ir gal aš pirštines užsidėsiu ant rankų, nes baisiai šalta. Mes tik atvykom ir iškart mano siela atsigavo, ir pamatyti jūrą ir atrodo tiesiog siela atgimsta ir molas pas mane už nugaros. Tai labai faina, čia jūra.
atrodo, va tiek tai reikia, ypač aš supratau pastaruoju metu, kad aš esu gamtos žmogus. Kad ir man patinka ir patogu mieste ir gyventi, ir dirbti, ir yra savų pliusų, bet man reikia tos gamtos, man reikia kalnų, man reikia jūros ir aš negaliu. Labai faina. Aišku, žiemą nėra šilta, vėjas didelis, mano kailinius šiek tiek prapučia, bet apskritai, kaip faina, labai džiaugiuosi. Ir kad ir vienai nakčiai jaučiu vis tiek labai gerą sprendimą mes padarėm. Negali, grinai ant saulėlį čia atvažiavom. Tik per telefoną nepersiteikė. Labai nice. Bandau parodyti ir jums saulėlydį. Nors realiai dar tik tais apie 4 valandą, bet, žinot, žiemą anksčiau leidžiasi saulė. Labai faina, labai tylu, ramu, tik aš čia dabar triukšmą keliu. Ir vėliau gal nueisim kažkur arbatos pasimti, bet labai happy esu. Žodžiu, jeigu tik galit bent nakčiai, tai rekomenduoju biškį pabėgti nuo buities, nuo namų. Grįžom mes pagaliau, sakau pagaliau tik dėl to, nes šalta šiaip, tikrai šalta, tai nuvarėm prie jūros, nuvarėm pavaikščiom ant molo, tada nuvarėm į restoranėlį, ten pabuvom, pavalgėm, pasėdėjom, tada vėl nuvarėm iki jūros, pastovėjom, pabuvom, tada nuvarėm iš šalia esančiais kavinukę, ten pasiėmėm arbatos, makarunsą dar suvalgiau, žiauriai skanu. Ir tada dar kartą nuvarėm, kol laukiam taksą, šiek tiek pastovėjom pasibūt dar kartą prie tos jūros ir viskas. Šiaip atrodo tikrai važiavom vien dėl jūros, kad pabūt, bet kad šalta, tai oh my god, mano kailinis realiai perputė, kaip matot, aš buvau ir su šituo džemperiuku, ir su šituo ant viršaus, bet šalta žiauriai. Ir kai žiūrėjau orus va dabar vakare, tai rodo -6, bet feels like -16. Dienos metu, man atrodo, feels like buvo -19. Tai įsivaizduokit. Šiaip, kai eini nuo vėjo, tai visai dar nieko jau gali išbūti, bet į vėją, realiai einu tiesiog rankom visaip taip apsidėliojus, nes baisiai pučia šaltas, bet nors ir trumpam atvažiavom pabūt prie tos jūros, iš tikrųjų labai patiko, labai džiaugiuosi, buvo šiek tiek žmonių, kad tarp kavinių tų restoranų tikrai nemažai žmonių, tai atvažiuoja žmonės būna, bet jo, gal ir šiaip atrodo neverta mokėti už tą autobusą, nes vis tiek susideda, mums realiai susidėjo apie 100 eurų vien už atvažiavimą ir grįžimą abiem, tada nakvynė čia, tada taksas, paskui kavinės, tai susideda išlaidos jo ir kaip pagalvoju, pigiau tiesiog kažkur išskristi į užsienį pabūt, bet kaip minėjau, aš nenoriu dar savo katės palikti, noriu pratinti po truputį, tai vienu momentu aš tiesiog galvojau apie ją ir šiek tiek liūdėjau, nes aš pasiilgau ir galvoju, vargšytė viena namie. Atrodo finansiškai brangu gaunasi ir dėl vienos nakties atrodo nesąmonė, bet iš tikrųjų labai trūko jau to išvykimo iš namų ir pabūt gamtoj kažkokioj. Tai visai fainai. Žodžiu, norėjau parodyti, kad išeinu, turiu naują priemonę. Ir čia yra antakių toks gelis, kuris padaro kaip laminavimo efektą ir prie jo dar kartu įėjo ir šitas spūlį. Tai čia yra, kad prispausti labiau ir dabar mano antakiai yra jau nučiupinėti, kai važiavau autobusą, aš miegojau dar kažkiek. Tai būtent ant vienos pusės labai varčiausi ir nuo šitos, man atrodo, daugiausiai produkto nuėmiau. Bet matosi, kad dar šiek tiek turi savį išlaikęs formą minimaliai, palyginus, kad aš su šito dažiaus gal ryte kažkur prie 7:30 ar kažkada neprisimenu. Važiavau autobusu, belia kaip minkiau tą veidą ir dabar irgi visaip nesaugojau.
Tai, nežinau, esmė, kad aš labai daug to produkto nuvariau, bet pirmą įspūdžių, kai aš pasitepiau ir šituo šepetėliu ir prispaudžiau, šiaip labai gerai atrodė, tai bandžiau tik vieną kartą, pats produktas atrodo tiesiog tokios baltos peršviečiamos gelinės tekstūros, bet šiaip dar ką aš naudoju ir man visai patinka, bet turi vieną minusą, tai L'Oreal Brow 24 valandų Lamination. Tai man šita priemonė patinka, nes jinai turi labai tokį mažą mikroskopinį šepetėlį, bet dienos gale labiau po daugiau valandų lieka tokie baltų klijų likučiai, sakykime, išsausėjimai ir nebeatrodo gal taip tvarkingai ir tas antakis nebelaiko tos formos tokio formuoti su tuo šepetėliu ir pradžiai jisai tikrai labai gražiai atrodo, bet po daugiau valandų pasidaro tokie balti likučiai ant antakių, kurie gal nelabai gražiai atrodo. Dabar kaip žiūriu su šituo kažkokių likučių ant antakių nematau, bet reiks bandytis toliau. Nieko daug aš šiandien prisidėjau, įsidėjau tik tais realiai paakių serumą, įsidėjau veido kremą, Greta Lion turiu, tada ten sakiau paakių ar veido serumą. Žodžiu, ten paakių serumas, veido serumas Drunk Elephant bandaus. Turiu prausiklę, patį paprasčiausią, tai jokios dekoratyvinės kosmetikos, nežinojau, kad bus šalta, niekur nevarysim, niekur čia nesipuošim. Svarbiausia tiesiog, kad šiltai apsirengus būt. Tai va, tokios mano naujienos, nieko daugiau nebepapasakosiu, dar buvau užsidėjus Dysoną susitvarkyti kirpčiuką. Eisiu tiesiog nusipraust ir kažkurio metu tikiuosi prisėsim šiek tiek paskaitinėti knygą, tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tą knygą skaitau. Aš prie knygų tų dviejų prieisiu, bet pasakysiu tik tiek, kad aš jaučiuosi jau protingesnė, jau maždaug žinau, ką reikia daryti man savo gyvenime, kokių pokyčiai nešti ir labai norėsiu jums papasakoti apie tą knygą. Mes jau kelios dienos namie, tai kažkaip net nepaėmiau kameros, nepafilmavau, bet šiandien mes jau esam grįžę po sporto ir dariau naują dalyką salėj, tai ėjau ant laiptų 20 minučių ir paskui ant takelio 20 minučių. Oh my god. Mano buvo pirminis noras nueiti ant laiptų ir eiti 40 minučių, nes mačiau, kaip viena tokia mergina darė ir aš tokia, atrodo įdomiai, atrodo būtų toks iššūkis kažkoks, plus aš galvoju, aš kiekvieną dieną vaikštų laiptais, pas mane nuo stotelės eiti link namų reikia laiptų praeiti, aš kylu į 4. aukštą visada laiptais, jeigu einam per dieną daugiau kartų lauką, tai daugiau kartų tais laiptais tenka lipti ir aš galvoju, aš turiu tos kažkokios ištvermės, ne. Vargiai 20 minučių išėjau, galvojau, eisiu 4 minučių, bet 10 minučių eidama supratau, kad ne, man neišeis, aš ten taip miriau. Tai ačiū Dievui, dar buvo toks vėjelis, tai šiek tiek į save gaudžiau ir tiesiog po truputį labai pamažu išėjau į 20 minučių. Tai ėjau ant pačio galo su 8 lygiu ir buvo iššūkėlis, jau vargiai kojas pakėliau ant laiptų. Bet, oh my god, pabaigiau su tuo takeliu, šiaip sunku buvo, bet norėčiau dar kartą kartuoti ir ėjau tada tiesiai ant takelio, tai įprastai ėjau ant 3 greičio ir 15% įkalnės ir ėjau irgi 20 minučių, tai man čia jau kaip palaima buvo, laikas jau belia kaip greitai, aš taip žiūriu, čia jau 1 minutė praėjo, jau kelias minutės ir taip. Ten laikas praėjo labai greitai, tai ir dar juokinga dalyka, tai tiesiog ėjau telefoną laikiau rankose ir galvoju, kas čia man bėga, pažiūriu į ranką, tiesiog mano prakaitas per ranką nubėgęs. Aš nežinau, kas man yra su prakaitavimu, bet aš žiauriai daug prakaituoju, bet noriu sustabdyti čia, kas galvojat, kad kuo daugiau prakaituoju, tuo daugiau sudegini kalorijų, tai netiesa, mes kalorijas sudegintas iškvepiam, kiek žinau, galiu plėsti, bet tiek žinau. Tai esmė galvoju, kaip čia apsidovanoti savo po tokios intensyvios treniruotės, šiaip labai patiko, bandysiu dažniau taip daryti, nes iš tikrųjų su mityba, prisipažinsiu, pas mane buvo, kaip mano gyvenimas šiuo metu yra toks kalnėtas, kažkada, kai turėsiu, kai praeis mano šitas keistas gyvenimo etapas, papasakosiu daugiau, bet kadangi mano gyvenimas dabar yra toks kalvotas, tai nelabai buvo su mityba susižiūrėta dėja. Po naujų metų kažkiek ten laiko buvau tokia locked in ir paskui vėl kritau. Tai galvoju, kaip čia šiandien man vėl įeiti į tą normalią mitybą, normalią rutiną. Tai apsidovanosiu save su proteino kava, mačiau labai daug
merginų, kurios irgi sportuoja, daro, tai aš tiesiog grinai po džimo nusipirkau proteininį kokteiliuką ir pasidariau aš jau kavos. Kavą aš darausi su saldikliu, nes aš cukraus nenaudoju. Man labai patinka, kaip pas mane yra tokia kontroversija, aš dažniausiai negeriu limonadų su cukrum, kavą geriu be cukraus su saldikliu, bet aš suvalgysiu kokį crumble cookie, suvalgysiu čipsų, suvalgysiu batonėlį. Nu, pas mane taip keistai biškai. Tai tiesiog reikia padirbėti. Tai žodžiu, turiu stiklinę su ledukais ir aš jau galiu čia supilti kavą. Ir dabar tiesiog, jau supratot, įpilsiu proteino šyką į tą kavą. Aš nežinau, ar bus skanu, šiaip norėčiau, kad būtų skanu. Mes turim tada šitą kavą su 20 gramų baltymu. Tai labai gerai ypač po džimo sesijos. Kartočiau dar 10 kartų, tikrai labai skanu, labai patiko. Yra tos kavos tokios, labai geras. Tai jo, jeigu sportuojat ir norit ir proteino šeiko, ir kavos po sporto, tai gali tiesiog pasidaryti tokį 2 viename dalykėlį, gėrimuką ir sustabdysit savo kreivingus ties proteino šeiku, kad gaut baltymų tiesiog ir ties kavos. Ir padariau pietus, tai net nerodžiau, kaip gaminu, nes tiesiog iškepiau kiaušinį, iškepiau bulvių ir įdėjau kimči, tai pradedu šiek tiek į maistą įnešti ir kimči, tai iš tikrųjų niekad nesu jo valgius daug ir nežinau, koks tas skonis, tai jo, galiu pasakyti tik tiek, kad nepadauginkit, nes bus pilva, tai jeigu niekad nesat valgę fermentuoto maisto, tai reikia pradėti nuo mažų dozių. Tai aš jau 2 pakelį perku kimči. Man visai patinka, kad jisai sumaišant, pavyzdžiui, valgau su faršu ir su makaronais, tai kai jis įsimaišo tarp faršo ir makarono, tai suteikia tokios rakštelės, tai visai fainai buvo. Tai šiandien bandysiu su kiaušinių bulviam, tai įdomu irgi kaip bus, tai šiandienos patiekalas atrodo štai taip, labai paprastas, bet po sporto jau išgėriau kokteilį su kava ir bus vis tiek labai geras toks kaip užkandis, kaip snacksas netgi, dėl to, kad vis tiek gėrimo man neužtenka, man po kurio laiko, po kokio pusvalandžio ar valandos vis tiek jau dažniausiai norisi valgyti, jau eiti labiau į dieną ir negalvoti apie maistą, nes jeigu aš nepavalgau normaliai, tai baltymų turinti maistą, aš tik snekint noriu, aš galvoju apie maistą, aš noriu snekint, aš noriu to, noriu ano ir dažniausiai jeigu namie turi kažkokių greitų nesveikų sneksų, tai labai didelė tikimybė, didžiausia tikimybė, kad aš eisiu prie tų nelabai sveikų sneksų. Bet jeigu aš pavalgau tokį baltymais praturtintą maistą, aš kažkaip galiu negalvoti apie tą snekinimą, nes aš užpildau save, nes aš pastebėjau, kad savaitgaliais ypatingai, kai yra daugiau laiko, aš visada noriu valgyti, visada. Tai čia yra viena iš tų problemų, o kaip jas spręsti, tiesiog iš karto pavalgyti normalaus baltymais, skaidulo, praturtintą maistą, tai tada sotumo jausmas bus tiesiog ilgesnis. Loki turi naują lovą. Šiaip čia yra draskiklė, pirkom iš Maksimos, bet jo, jinai pasidaro kaip lavytė. Bet jinai jos nedrasko, o naudoja tik tais kaip guoliukai ir labai keista, nes visiškai nesitikėjau, kad jai patiks ir naudos. Tai labai miela, kaip jinai dažnai pasirenka čia galėt, kadangi jisai labai toks tamprus, tai labai gražu žiūrėti, kaip jinai naudoja šitą. Brankytė zadėta į kokia didelė jau Loki, iš tikrųjų, kaip aš kartais stebiuos, kaip jinai užauga ir kokia miela. Taip, tai mano miela. Gera yra nusipraust, tai net nelaukiau vakaro. Tiesiog norėjau tą visą prakaitą nuo savęs greičiau nuplauti. Dar pasidariau prieš einant praustis maisto užsakymą, tai galvoju prie to pačio, kadangi šiandien jau nusprendžiau pafilmuoti, tai parodysiu, ką nupirkau. Iš tikrųjų, mūsų maisto užsakymas labai panašus kiekvieną kartą. Ten, aišku, priklausomai nuo dienos, gal jeigu kažko nori papildomo, arba jeigu žinai, kad bus ten kažkokia šventė ar kažkas, tai dasiperki. Bet iš esmės tai labai panašus krepšelis ir aš dėl to ir nedariau, man atrodo, labai ilgą laiką maisto haulo video, nes tiesiog labai panašus, bet galvoju, gal vis tiek kažkada reiktų parodyti, nes
vis tiek būna, kad kokį receptą naują sugalvoji, kažką įtrauki į meniu savo ir galų gale gaunasi, kad tas krepšelis kažkiek jisai pasikeičia ir kažką dažniau gal tuo metu perki ir galvoji vis tiek, gal kas nors tai užsimotyvuotų ir gal būtų visai įdomu, tai pažiūrėsiu, kada čia galėčiau tokį maisto holo video atskirą padaryti. Man pačiai seniau būdavo labai įdomus, bet dabar žiūriu, YouTube šiek tiek pasikeitė video, kokius filmuoja žmonės ir seniau, pavyzdžiui, būdavo tendencijos. Tai kosmetikos holai, pirkinių holai, maisto holai, dabar tokie labiau vlogai, motyvaciniai, arba tiesiog pas mane tokius metą. Tai žiūriu, bet tendencija šiek tiek keičiasi. Ir aišku, iš tikrųjų visai norėčiau ir į TikToką dažniau kelt, norėčiau į TikToką kelt tokius labiau patarimų, atradimų, kokius naujus dalykus sužinojau ar atradau, tokius video. Reikia tam irgi laiko ir reiktų tam ir pasiruošti, pasipuošti ir pasiruošti ir panašiai. Bet visai norėčiau pradėti kelti ir į TikToką. Tai jau tokia mintis pas mane kirbena. Atrodo, kad su TikToku nėra ką veikti ir ten labai viskas greitai ir paprastai. Bet iš tikrųjų, kai turi idėją, kai nori, kad tas video atrodytų ir gražus, ir profesionalus, tai vis tiek reikia įdėti šiek tiek darbo ir suredaguoti, ir nufilmuoti, ir suredaguoti, ir pašnekėti, ir panašiai. Ir nors ir būtų minutės video, bet jaučiu vien, kad tas minutės video išeitų, toks koks nori, kad jis išeitų, reiktų tam, nežinau, jaučiu kokios valandos. Tai aš labai pastebėjau ant savo video, kad nors atrodo mano video kai kurie labai trumpus būna, bet kad ir tas trumpas video jį užtrunka padaryti. Ir jo, tai su TikToku galvoju pradėti galbūt kažką vieną kitą video išleisti, arba galvoju tiesiog užfilmuoti kažkokius į priekį ir tada išleisti juos kasdieną. Nežinau, nu žodžiu, čia tiesiog garsiai mąstau. Bet jeigu jums būtų įdomu, jeigu žiūrėtumėt mano TikToką, parašykit man į komentarus. Būtų labai įdomu sužinoti, ar jūs esat aktyvus, ar naudojate TikToką tam, kad pažiūrėti tiesiog juokingus video, ar naudoti tam, kad pažiūrėt ir kažką sužinoti, išmokti. O kitas dalykas, jo, laukiu maisto, jums parodysiu ir dar norėčiau šiandien jums parodyti irgi vieną iš tokių dalykų, kurį integruoju pamažu į savo gyvenimą. Ne visai sėkmingai, ne visai išeina. Yra tokių keblumų man, ypač mano vyrai, bet norėčiau visai jums parodyti. Tai jaučiu po to, kai parodysiu, ką užsisakiau iš maisto. Ir jo, apie knygas dar norėjau jums pašnekėti, irgi porą sakiau, kad naujų turiu, vis neprieinu, neparodau. Tai tokie kol kas mano planai, šiaip nežinau, kas šiandien atsitiko, bet esu visai tokia motyvuota filmuoti ir atrodo pasilgau aš tų video. Ir, kalbant apie video, tai dabar šiek tiek paplepėsiu. Vakar žiūrėjau vienos merginos video YouTube ir aš ją kurį laiką žiūrėjau nesubscribinus, tada galvoju visai jinai įdomų turinį rodo, gal reikia pasubscribint ir jinai irgi kalba apie sveiką gyvenseną, apie sportą, apie sveikus įpročius ir panašiai. Ir aš ją, kai žiūrėdavau anksčiau, jinai matosi, kad nėra pats skurdžiausias žmogus, bet turi raumenų, turi šiek tiek ir riebalų ir tiesiog atrodo visiškai normalaus sudėjimo, panašiai kaip aš. Ir vakar, kai žiūrėjau video jos iš kelionės, aš žiūriu, kad jinai per daug turi nuostabiai gražiai, tarsi chirurgo pagalba pasiektą pilvą, kur nėra nei to lower belly, nėra jokio riebalo, atrodo, tiesiog atrodo išsiurbti riebalai ir tiesiog oda pritvirtinta prie raumenų. Ir aš galvoju, bet jinai visai taip neatrodydavo ir aš nebūčiau aš, bet padariau savo investigation, nuėjau į Redditą ir paguglinau ją, kad yra įkeltų jos ir ankstesnių nuotraukų, kad jin visiškai taip neatrodė. Ir noriu užbėgti įvykiam dabar už akių, aš nieko prieš visas operacijas, darykit kas ką norit, jeigu norit mažesnę pilvą, darykit, man nerūpi. Bet kai tu esi save pristatai kaip labai atvirą ir nuoširdžią influencerę, kuri sako tik tiesą, nemeluoja, nieko neslepia ir plius propaguoji sportą, rodai savo sporto programas, dirbi su sporto brandais ir panašiai. Ir tiesiog nuslėpti tai, kad tavo pilvas yra visiškai nenatūralus ir pasiektas per operacijas, man atrodo jau visiškai toks ne šokas, bet aš šiek tiek, nefainai pasijaučiau, nes atrodo kitas žmogus, kuris nesupranta, jisai yra misleidintas, jisai
galvos, kad jis negali to pasiekti kaip jie, o jis daro viską tą patį, ką ir jinai, ir visiškai užkelti nerealistiški lūkesčiai, tai aš ją iškart unsubscribinau, gal pažiūrėsiu kada vieną kokį video, bet nebenoriu sekti tokio žmogus, dėl to, kad aš irgi galvoju, kad jinai tokia atvira, nuoširdi, čia vos neverkia į kamerą, kokia jinai vienintelė atvira influencerė iš visų tų fake ass youtuberių ir panašiai. Ir aš galvoju, nu jo, fainai, reikia tokių žmonių, aš pati noriu būti irgi stengtis būti kuo labiau atviresnė ir, nežinau, tiesiog tom ir pritraukti žmonės, nes aš mėgstu atvirus žmonės, tai dėl to stengiuosi ir pati būti kuo atviresnė, aišku, yra tų asmeninių dalykų, kurių gal negaliu pasakoti ir panašiai, bet čia yra natūralu. Aš tiesiog nemeluoju, jeigu prisipučiu lūpas ar net pasidarau smakrą, ne? Ir tiesiog tas dalykas, kai tavo kontentas yra vien apie sportą, apie sveiką mitybą, sveikus įpročius ir tu tiesiog už kadro pasidarai tą liposuction ar BBL, nežinau ką tiksliai pasidarė, bet pas ją atsirado hip dips ir labai plokščias gražus pilvas. Tai tiesiog nėra gražu iš tos pusės, kai tu tarsi komunikuoji, kad viską galima pasiekti ir padaryti per sportą, o už kadro tu nueini pas chirurgus ir pasidarai viską ir niekad to nepapaskai, nepasakai, nebūni atviras ir ypač, kai tave žiūri labai daug paauglių ir jaunų žmonių, tiesiog čia yra, nežinau, mano nuomonė labai negražus dalykas, tai jeigu tu esi atvira, tai tu būk atvira iki galo, ar ne? Aišku, yra tų dalykų, kad galbūt bijo, kad žmonės sakys, tai tu neatvira, tu mums čia nepapasakojai, vadinasi, negalima pasiekti sportų tokių rezultatų ir panašiai. Tai, manau, bijo tokios reakcijos, bet, nu, tada nesiafišuok, kad tu esi pats atviriausias ir tikriausias youtuberis ar tiktokeris prieš visus kitus influencerius. Tai tiesiog toks mano pastebėjimas, tiesiog žiūrėjau ir tiesiog pati, oh my god, nu negražu, labai negražu. Ir aišku, kad aš pavydžiu to pilvo, aš irgi norėčiau tokio pilvo, bet jeigu aš nueičiau ir pasidaryčiau tokią operaciją, aš visų pirma 100% pasisakyčiau ir kad žinotų žmonės, kad jau nenatūraliai pasiekiau tokį rezultatą, bet ir nenorėčiau meluoti, kad, va, žiūrėkit, sportuoju ir dėl to pas mane toks pilvas ar užpakalis arba atsirado klubai, ne? Tai jo, aš pati, va, kaip tas, nors ir pati kuriu tą kažkiek kontentą, bet pati kitus žiūriu irgi būnu susierzinu, kad žmogus tiesiog neatviras, meluoja ir tiesiog atsubscribinu. Tai va, tai toks mano pačiatinimas tiesiog, ar jums būna tokių situacijų, kada matot, kad žmogus žiauriai neatviras ir tiesiog jūs viduje kažkaip nefainai pasijunčiat ir atsubscribinat, labai įdomu, nes aš supratau, kad aš noriu pati sekti žmonės, kurie yra atviri, bent jau, kad matytųsi ir jaustųsi, kad jis yra atviras, tai labai mažai tokių seku iš tikrųjų, mažai iš tikrųjų atvirų žmonių, bet jau norėjau pačiatinti, kad aš irgi taip pat kaip žiūrovas vertinu tai, ką žiūriu ir ką noriu žiūrėti ir jeigu matau, kad akivaizdžiai meluoja ir nesako tiesas, bet teigia, kad yra visiškai kitaip, tai aš net nebežiūrėsiu ir nepalaikysiu tokio žmogaus. Tai va, tokias takelis, tai sulauksiu maisto užsakymo ir parodysiu, ką pasiėmiau šiandien. Išsistačiau visas prekes, kurias gavau ir greitai tiesiog praeisiu. Tai labai daug prekių matyti ir jums pažįstama, ką aš perku. Tai greitai Katei kraiko, daug bananų, universalų valiklį, naudosiu voniai. Tada laisvai laikomų vištų kiaušinių, vištienos faršo paėmiau 3 ir man labai svarbu dabar, kad būtų be antibiotikų ir dar vištienos dešrelių, juodo šokolado, galvoju valgyti, jeigu norėsiu kažko skanaus arba dėti datulę arba į graikišką jogurtą, citrinų sulčių, kokosų pieno. Tada Katei ėdalo, jūros druskos, nors perku visai kitą, bet įdėjau šitą, graikiško jogurto, grūdėtos varškės, tada bulvės, apelsinai, tada šitam buvo akcija ginger shotai, kefyrą nusipirkau savo pagert, ridikėlių, galvoju įdėti prie kokio patiekalo, čia salvijui bus pusryčiai, proteino batonas, Filadelfija, pagalvojau vis tiek kartais norisi kažko užsitepti ir pakramsnu, šilauogės, nors pastaruoju metu buvau pradėjus pirkti gervuogės, bet, nu šiaip mažas pakelis daug kainuoja, tai šitas visai apsimokėjo, tada buvo akcija, paėmiau salotų ir salvijui daug varškės, tai man atrodo pro viską taip greitai ir praėjo. Noriu pažiūrėti, kiek krepšelis kainavo, man atrodo, kad kažkur virš 70 eurų, jo. Kainavo 75 eurai, tai vienos prekės nebuvo morko. Ir dar pieno salvijui nupirkau, tai ten pienas pas paprasčiausias, dabar perkam tiesiog tą pigiausią tarp pakelių. Bet labai norėčiau, kad būtų pieno tarp stiklainių pirkti. Brangiai čia gausi tai pažiūrėjus, bet faršo užteks, jeigu vieno pakelį kepsiu, tai kokiom dviem valgiam turėtų būti, tai čia jau užtektinai, tada kiaušiniai, dešrelės,
Grūdėtą varškę galima vieną valgyti, galim su faršu valgyti, bananai irgi galima duoną kep bananų, kaip saldėsi tokį. Gali į tą grūdėtą varškę arba graikišką jogurtą. Bulvės irgi labai sveikas geras patiekalas užpildo. Tai šiaip brangiai sumokėjau, bet taip pasižiūrėjus, užteks kažkiek čia dienų, čia tikrai ne vienos dienos meniu. Net nežinau, kuri parduotuvė šiaip pigiausia. Būtų faina, kad Lidlas turėtų savo programėlę, nes ten yra irgi tokių įdomių maisto produktų, kurių kartais norisi užsipirkti priekį. Tai kadangi mes neturim mašinos, mes kaip ir negalim nuvažiuoti prisipirkti ir su didžiausiais maišais grįžti namo. Tai dėl to labai apsimoka tiesiog, kad mums tiesiai į namus atveža ir mums nereikia niekur eiti. Ir galima sėdint patogiai ant sofos, susidėti viską į krepšelį ir tiesiog už maždaug valandos ar 10 minučių turi belekiek maisto ir tau visiškai nereikia niekur eiti, stovėti eilėse, rinktis, laukti kokios pardavėjos prie kasos, kai kažkas ten neveikia. Tai susitaupo šiaip labai daug laiko ir man atrodo, čia yra labai didelis pliusas tiem, kas gyvena mieste. Nes, pavyzdžiui, kaip mano tėvai jau gyvena, ar ten kaime, ar mažesnė mieste, tai tokių dalykų nėra, tai kaip ir reikia tą laiką pašvaistyti, pačiam važiuoti ir pirktis, ir vežtis, ir tampyti, ir taip toliau. Tai pagaliau galiu šnekėti apie tos pokyčius, apie kuriuos aš šneku čia, nežinau, visą video, o bandau prisiminti priešistorę tiesiog. Gal prieš naujus metus ar per naujus metus mano TikTok'e pradėjo mesti non-toxic priemonės namam ir tiesiog man pradėjo rodyti tas priemonės, kurios aš turiu namie, kurios yra ganėtinai toksiškos, teršia aplinką, mums patenka į burną, į maistą ir panašiai. Ir tai buvo TikTok'as apie plastikinės kempines. Ir vienas TikTok'as, antras TikTok'as ir panašiai. Ir aš galvoju, juokinga tai, kad aš pati savo kūną plaunu su silikoninė kempinė, nes tos paprastos, tos plastikinės, sakykime, kempinės kaupia bakterijas. Jos yra puikiai terpia bakterijom daugintis ir aš plaunu kūną su ta silikoninė kempinė jau nežinau, gal 10 metų. Ir keista, kad aš apie virtuvės kempines per daug minčių nesudėjusi, nes net nežinau, tiesiog apie tai nepagalvojau, bet kai tiesiog sustigavo, kad mes plaunam su tą kempinę. Ta kempinė yra plastikas, kuris labai sunkiai yra ir jisai patenka į aplinką per vamzdžius, tada kas neišsiplauna mikrodalelės patenka ant lėkščių ir mes juos realiai irgi valgom ir man toks buvo, o jo, tiksliai, mes ne tik, kad ir suvalgom, bet dar ir tas dalykas, kad mes, jeigu gerai neišdžiovinam, neišplaunam tos kempinės, ten, kaip minėjau, puikiai terpia yra visokiausiam bakterijom. Ir žinant, aš save, tikrai tu nemeti tos kempinės, kas 2 savaitės tu lauki, kol jinai tenais atrodys jau šlykščiai, kur jau sakai, gerai, jau gal ir išmesiu ir nusipirksiu naują, tai aš laukdavau to momento, kad, nešvaistyti tiesiog kempinės. Ir kai susistigavau, pasidomėjau ChatGPT ir panašiai, tai priėjau tos išvados, kad aš noriu eiti prie labiau natūralesnių medžiagų savo bent jau virtuvėje ir pradėti nuo labai tokio mažo dalyko ir pradėti nuo virtuvės. Kai pamačiau tos TikTokus, aš tiesiog labai užsimotyvavau nusipirkti bambukinius šepečius indams plauti ir silikoninę kempinę. Galvoju, logiška, aš pati savo kūną nenoriu plauti su tą kempinę, kuri gali būti pilna bakterijų, bet indus kažkodėl tai man jau normalu plauti su tą kempinę, ne? Tai nusipirkau keletą šepečių ir kietą muilą, tai parodysiu dabar, kokie tai yra. Dar Lidle radau silikoninį šepetį, tai silikoninį šepetį ir tokią silikoninę kempinę aš nupirkau iš Lidlo. Kažkada anksčiau buvau nusipirkus irgi tokią kempinę, man nebuvo patogu plauti ir aš ją išmečiau tiesiog, bet dabar galvoju, kad dažnai padariau, kad išmečiau. Tiesiog reikia prisipratinti ir plauti. Jeigu jauti, kad blogai išplauni, daugiau gali indo ploviklę panaudoti, labiau rankų darbų dėti arba tiesiog ieškoti alternatyvų, kaip nenaudoti tos plastikinės kempinės ir naudoti kažką, kas yra tvariau ir natūraliau. Tai žodžiu, silikoninį tokį šepetį iš Lidlo ir silikoninę kempinę. Šiaip labai pasisekė, nes nuėjau į Lidlą ir tiesiog žiūriu random stoviu, aš kaip tik jau buvau ant tos bangos silikoninių ir bambukinių daiktų, tai labai džiaugiausi. Nusipirkau keletą bambukinių šepečių. Pirmiausia, parodysiu šitos. Vienas yra ilgo koto ir vienas trumpas, tai jie yra iš bambuko ir šitie šereliai yra iš natūralaus augalo, kuris tai yra tampiko šeriai. Tai yra unikalus Šiaurės Meksikos dykumų augalas. Tai esmė ta, kad su trumpu labai patogu lėkštes plauti, su ilgesniu galbūt puodus ar keptuvės. Su ilga rankena šepečio šito dar nepanaudojau,
nes norėčiau iš tikrųjų nusipirkti dar stainless steel keptuvę, išmokti su ją kepti. Tai nenoriu per daug čia žiauriai užsiplėsti, bet yra bambuko šepečiai ir juokinga tai, kad aš jau plaunu su juo savo indus ir aš naudoju muilą, kietąjį muilą, kuris yra Pine Forest Fresh, atrodo štai taip. Šiaip prašo, kad šitas muilas gali netgi iki 6 mėnesių jums būti naudojamas, bet nežinau, aš gana kiekvieną dieną plaunu indus, tai mano muilas atrodo jau šiek tiek sunaudotas, tai nežinau, ar pusę metų man užteks. Bet kvepia skaniai ir tas mano šepetėlis, su kurio plaunu indus ir viską laikau ant tokio padėkliuko, radau į Pepko. Tai kai baigiu plauti indus, labai gerai praplaunu šitą šepetį su karštu vandeniu ir labai stipriai nuvarvau, kad jisai kuo greičiau išdžiūtų ir kadangi kai plaunu indus viską čia irgi prisikaupia vandens, tai aš jį pravalau, kad tiesiog jau po visko mano šepetys ir muilas labai gerai džiūtų. Tai koks minusas yra? Šitie šereliai jie yra ganėtinai kieti, tai gali būti tikrai pirmus kartus labai nepatogu plauti, nes mes įpratę prie tos lankščios, minkštos kempinės, kur įkiši pirštą ir jis paliečia visus kampus. Tai su šituo gali būti tokių niuansų, kad jums nepatiks, tai mano vyrui yra žiaurus nepatogumas transformuotis į bambukinius šepečius, tai jis kol kas neprisileidžia, bandė, nepatiko, susinervino, tai jo gertuviai, pavyzdžiui, tokiai, sakau, gerai, naudokis tu tą plastikinę, bent pamažu tiesiog pradėti pratintis ir eiti prie tų tvaresnių, ekologiškesnių daiktų, tai jis savo gertuvę dar plauna su plastikinė kempinė, nors ne visai jinai plastikinė, nu jo, yra to plastiko, bet jinai štai tokia. Yra plastiko, bet aš galvoju, negaliu žmogaus visiškai priversti daryti taip, kaip aš noriu, gal su laiku jisai apsipras ir plaus su šitom. Yra galbūt nepatogu, daugiau reikia galbūt pamuiluoti ir daugiau kartų reikia patrinti šepetį į muilą, kad jisai tikrai geriau suputotų, bet mano nuomonė gerai išplauna riebalus. Jeigu matau, kad jau tikrai, žinot, kur būna gamini ir tikrai daug riebalo prisisunkia, tai tada jau panaudoju savo tiesiog indų ploviklių, kurį aš perku Balance. Tai aš naudoju šitą, jis irgi yra be dažiklių, kvapiklių, be fosfatų. Tai labai ilgai jau šitą ploviklį naudoju ir, žodžiu, jeigu būna labai riebu, jau tada paimu ir šitai pagalbą ir tada ten, pavyzdžiui, su šituo šepečiu ar tą silikoninę kempinę trinu. Tai jo, tai bandau šiek tiek aš irgi tą tvaresnį pasaulį įžengti. Yra ir man šiok toks pripratimo reikalas, nėra taip, kad, visą gyvenimą naudoji plastikinės patogias kempinės ir tu vieną dieną atsikeli, supranti, kad čia yra nesveika, netvaru ir tu nori naudoti bambukinės ir iš karto tau patogu ir viską. Įpratimo reikalas, kadangi indus plaunu su pirštinėm, tai aš galiu čia savo realiai taškytis, žaisti kiek aš noriu ir aš visai pratau, tai aš žodžiu savo darausi mintyse kaip tokį ritualą, kad nueinu dabar daryti kažką gero, nes aš žinau, kad aš išplovus indus su šitais šepečiais, aš nesuvalgysiu mikroplastiko, mano muilas irgi yra ekologiškas, mano indų ploviklis yra ekologiškas ir žinau, kad bent jau kažkiek sveikiau bus. Ta prasme, kai aš apsidairiau aplink savo namus ir supratau, kad mes gyvenam vien plastiko apsukti ir aš esu kalta dėl to, aš tikrai daug sunaudoju plastiko, pirkau tuos padėlius su dangteliu irgi plastikinius, nors aš tik 3 gal išnaudojau iš visos tos pakuotės, bet vis tiek aš tarsi palaikiau tą gamyklą, kad naudoti tuos podelius. Supratau, kiek mes aplink plastiką gyvenam ir kiek jo sunaudojam ir jo išmetam ir kiek jo suvalgom ir įkvepiam. Atrodo, reikia kažkokios bent jau minimalius žingsnius daryti. Aš žinau, kad 100% neatsikratysiu aš visko, nes yra daiktų, kurie reikalingi. Jeigu nori ten, pavyzdžiui, sausainių, kurie yra plastikiniam pakelį ir tu jų negali sverimu nusipirkti, tai tada renkėsi gal visai nepavalgyti tų sausainių arba valgyti sausainį, bet išmestą plastiką. Žodžiu, aš jaučiu šiek tiek praplautom smegenim dėl to plastiko temos ir iš tikrųjų, kai aš per tuos tiktokus ir dar per vieną knygą, kurią dabar skaitau, tai pereinu, aš suprantu, kad aš esu baisi plastiko vartotoja ir tarsi tuo pačiu ir skatintoja, nes jeigu aš perku tą daiktą, kuris yra plastiko pakavime, aš tarsi duodu žalią ženklą tai įmonei, tai gamyklai toliau gaminti ir daryti tą plastiką ir aš panaudoju ir išmetu tą plastiką ir teršiu gamtą iš esmės. Tai čia yra toks užburtas ratas ir galvos skausmas ir aš apie tai vėliau pašnekėjau. Galvoju, neužsidėti viso pasaulio naštos dabar savo ant pečių. Darysiu tiesiog viską pamažu, ką galiu kontroliuoti, tą pakontroliuosiu ir jeigu aš, pavyzdžiui, pasirinkau dabar nesuvalgyto plastiko ir
plauti indus su tvariais tokiais bambukiniais šepečiais, kurie nekaupia bakterijų. Va būtent pamiršau turbūt paminėti svarbiausia, kurie ir nekaupia bakterijų. Tai aš taip ir padarysiu. Tai dar aš esu išsisaugojus pliusus ir minusus šitų plastikinių virtuvės kempinių ir bambukinio šepečio, tai kelsiu ant ekrano, tai gali pasižiūrėti. Man šitie pliusai atsveria visus tuos plastikinės kempinės pliusus ir minusus, tai aš pasirinkau dabar bandyti gyventi su šitais silikonais ir bambukiniais šepečiais. Tai žiūrėsiu, kaip man seksis toliau pratintis, jau praėjo nemažai laiko, šiaip kaip aš naudoju šitos dalykus. Jo, būna tokių indų, kur sunkiau prieiti, sunkiau išplauti, gal daugiau patrinti reikia ir daugiau pažaisti, bet tas apdovanojimas, toks žinojimo, kad tu nesuvalgai tų bakterijų papildomų ir mažiau, šiek tiek mažiau terši gamtą, nu tiesiog verta, man atrodo verta. Tai jo, užsistokinau šiek tiek į priekį šitų šepečių ir jo, bandysiu tiesiog gyventi kol kas tokį gyvenimą. Tikiuosi neiškrisiu ir įprasiu, nes kol kas nesijaučia, kad tai būtų visiška mano rutina, nes sakau, aš tiek metų gyvenu ir gyvenau su plastikiniam kempiniam, tu negali iš karto taip įsijausti ir įsivažiuoti, kaip čia tavo rutina būtų. Tai reiks laiko adaptuotis, bet manau, kad po vieną tokį mažą žingsniuką pakontroliuoti, kad galima padaryti geriau, tai visai faina iš tikrųjų ir visai verta. Tai dabar, man atrodo, labai bus į temą pašnekėti apie tas knygas, kurias aš porą turiu. Tai einam į kitą kambarį, prisėsiu, parodysiu, kokias knygas dabar skaitau. Tai viena bus susijusi su šitom visom mikroplastiko dalykais. Aš tiek šiandien daug šnekų, tai įsipyliau tiesiog dar atsigert vandens, nes taip senai nefilmavau ir visai pasilgau to tokio paplepėjimo. Bet dar kadangi esu labai tokia įsitraukusi tuos mikroplastiko dalykus, tai esu tokia inspiruota tiesiog jums viską papasakoti ir perteikti tiesiog, nežinau, spirgu. Jums dar ir Loki matosi, kaip guli savo gal tokia. Tai kalbant apie tas porą knygų, kur aš pasiėmiau, tai viena yra Žarnyno galia, kaip mikrobiomas gali pagerinti jūsų psichinę, fizinę, emocinę sveikatą ir padėti išsivaduoti iš ligų. Ir kita, kuri ironiškai, bet pats Salvijus man pasiūlė, tai yra Namai be atliekų. Tai kalbant, kodėl aš visai priejau prie tų knygų ir viską, tai iš tikrųjų labai norėjau jau nuo jos knygos paskaitinėti, kažką sužinoti ne be tokios psichologinės asmenybės tobulėjimo, nes aš ją skaitau ir ten viskas tas pats per tą patį, tiesiog tikėk savim, būk sau geras, lalala. Tai man jau atsibodo tokios knygos ir realiai jas perskaitęs nelabai kažką ten jauties sužinojęs. Tai aš norėjau tiesiog tokios knygos, kuri man padėtų kažką išmokti, sužinoti, galbūt šiek tiek kažką pakeisti savo gyvenime į gerą. Važiavom vakare iki outleto ir užėjau tiesiog į knygyną, nežinodama, ko tiksliai noriu, bet tik tai su tokia tema, kas susiję būtų su mityba, nes aš norėjau, tiesiog random mintis kilo, kas būtų, jeigu studijuočiau kokią dietologiją ar tiesiog būčiau kokia mitybos specialistė ir galvoju, aš aišku tingiu studijuoti, tikrai tingiu, bet galvoju, reikia tiesiog pažiūrėti, gal man patiktų kažkokia knyga susijusi su tuo, su ta tema ir galbūt užsikabinčiau ir tada jau žiūrėčiau, jeigu aš tam kažką užsinorėčiau daryti su savo gyvenimu. Ir man labai sudomino šita Žarnyno galia, tai aš jos jau perskaičiau trečdalį gal kokį ir nieko nepasakosiu per daug, kas čia rašo, iš tikrųjų daug tokių mokslinių terminų ir pavadinimų ir nueita iki tokių ląstelių lygio, bet vienintelis dalykas, į ką šitas gydytojas orientuojasi, tai į tai, kad visos lygos prasideda žarnyne, jeigu ten yra tinkamos mikrobiomos, jeigu žarnyno bakterijos yra išsibalansavusios ir žarnyno sienelės yra pralaidžios, tai gaunasi pagal jį, kad jeigu mikrobiomas yra išbalansuotas, prasideda įvairios ligos. Tai, sakau, perskaičiau tik trečdalį, šiaip tokių įdomių minčių yra ir tokių įdomių pastebėjimų. Šiaip įdomu sužinoti, kaip viskas vyksta ir mes tai tiesiog žinom, kad mes ką valgom, ten maždaug suvirškina ir viso. Tai čia toks labiau gilesnis vaizdas apie tą virškinimą, kaip ten vyksta, ko tas ląstelės veikia. Ir man labai patinka, nes čia yra apie tą patį ilgą amžiškumą, o aš noriu ilgai gyventi, ilgai ir sveikai gyventi. Tai man visai į temą šitą knygą, tai skaitau, sužinau tokių įdomių dalykų, kad yra apie tos pačius antibiotikus, dėl ko dabar noriu pirkti mėsą be jų.
Ir jo, tiesiog, jeigu jūs norit kažką sužinoti taip įdomiau, tai irgi rekomenduoju, tik žinokit, kad šitas autorius galbūt šiek tiek absoliutina ir gal kartais jaučiasi kaip hiperbolizuoja, tai niekad nesiūlau kliauti 100% visais daktarais ir viską, ta prasme, taip jie žino daugiau už mus, bet jie gali vis tiek bandyti prastumti kažkokią ideologiją ir tu kartais gali pajaus, kad kažką bando per daug įrodyti ir suabsoliutinti, tai pasilik vis tiek tą tokį kritinį mąstymą savo, kur jaučiat, kad per daug kažką bando parduoti, bet tiesiog žinoti tą principą, kas yra tas žarnynas, kas yra tas mikrobiomas, kaip ten viskas veikia ir kas vyksta su mūsų organizmu ir kartais tikrai lygos tikrai gali kilti iš to žarnyno disbalanso ir irgi to patį mano dėstytojas buvęs univero sakė, kad netgi nuotaika priklauso nuo to, kokį mes galim valgyti maistą ir jeigu žarnynas nesveikas, išsibalansavęs, tai ta nuotaika gali būti irgi labai prasta ir nuo to priklausyti. Tai tokie mini dalykai, bet jie labai svarbus tiesiog apskritai suvokimai, ką mes veikiam su savo kūnu, ką darom ir ką galim pakeisti. Tai žarnyno gale, jeigu norit įdėmiau kažką ir detaliau sužinoti apie žarnyną ir kaip jisai veikia, tai jo, galit pasimti šitą knygą, visai įdomu, jau įpusėjus visai esu. Ir tada tam knyginė vyko akcijos, kad man atrodo vieną knygą perki antrą su 4% nuolaida ar kažkas tai tokio. Man juokingiausia, kad jau tą momentą, kai mes buvom knyginė, aš jau naudojau tuos visus bambukinius šepečius ir viską ir Salvijus žinojo, kad jam žiauriai nepatogu plauti indus su tais šepečiais ir jis nori plauti su tom pačiom kempinėm, bet jis man pats atrado ir pasiūlė nusipirkti knygą Namai be atliekų, nors jis žinojo, kad jeigu šitą knygą perskaitysiu ir man kažkas patiks, jis turės tame gyventi ir jam turbūt vėl bus kažkas nepatogu. Tai tarsi pats savo kišakoja, bet aš labai susidomėjau šitą knygą ir pasiėmiau. Tai čia išsamus vadovas, kaip supaprastinti gyvenimą ir sumažinti atliekų kiekį. Tai galiu pasakyti, kad šita autorė yra ekstra. Jinai yra ekstra. Aš niekad nepasieksiu jos lygio, niekad nepasieksiu to lygio, kad per metus aš išpildyčiau mažą šiukšlių konteinerį. Niekad. Aš žinau tiesiog, kad man tai yra nerealistiška, mes per daug perkam maisto tarp pakuočių, taip kaip kitur, kur galiu, pavyzdžiui, gal ras kažkokį šampūną, kurį galėčiau prisipildyti, arba pirkti faršo turbūt sveriamą, ar kažką, ką galiu pirkti sveriamą. Bet, pavyzdžiui, jeigu išsinori čipsų, jeigu išsinori sausainių, jeigu kažko išsinori, kas yra supakuota, nu tu turi tiesiog realiai to atsisakyti, jeigu tu nenori turėti atliekų. Tai šita autorė yra tas, ko aš niekad nepasieksiu, man yra čia utopija, bet jinai jau turi tokių tikrai įdomių minčių, apskritai gal atverti akis apie tą švaistimą ir būtent šitą knygą skaitant aš supratau iš tikrųjų, kaip aš švaistau daug dalykų ir galbūt kur galėčiau to nedaryti ir apsvarstyti galbūt. Tai toks tarsi irgi akies atverimas, šiaip visada tai būna, atrodo, kad tu vienas niekad nieko nepakeisi ir tam turi susitelkti visuomenė, bet iš dalies, jeigu tu vienas kažką bandai pakeisti ir kaip aš dabar pasakoju jums, galbūt aš kažką irgi inspiruosiu kažko nedaryti, kažko atsisakyti, pavyzdžiui, kaip dėl tų kempinių, galbūt kažkas nuspręsit irgi pamėginti tos bambukinius šepečius ir įsilieti tą tokį non-toxic environment ir tiesiog galit pasijusti tokia better than anyone, tiesiog, kad ir toks sėkingas dalykas, bet gal virtuvės kampas estetiškiau atrodys su tuo bambukiniu šepečiu ir su tuo patekliuku, ne, tiesiog, jeigu bent vieną žmogų inspiruoju, jis jau nebepirks tų plastikinių kempinių ir galbūt jau kažkokią aš skirtumą padarysiu. Tai jeigu visi taip matytų, kad aš galbūt vienas nieko nepakeisiu, bet jeigu aš apie tai šnekėsiu ir kažkas dar prisidės, nes kitas šneka, tai tada ir atsiras tas toks sniego gniūžtės efektas, kada mes darom kažkokį skirtumą visuomeniai. Tai jo, iš tikrųjų norisi, kad būtų kuo mažiau plastiko, bet aš suprantu, kad aš nepadarysiu taip, kad visi atsisakytų to plastiko ir pati aš perku tas, kas yra supakuota, tai čia gaunasi toks labai hipokritinis dalykas, kada aš pati šneku jums apie tai, kad žiauru, kiek mes vartojam plastiko ir aš pati einu į parduotuvę ir perku tai, kas yra tarp plastiko. Bet jeigu būtų pasirinkimas pirkti tai, kas gali būti ir tarp plastiko, ir ne tarp plastiko, aš jau daryčiau tą pasirinkimą pirkti tarp tos ekologiškos įrios pakuotės. Tai nežinau, reiks pasidomėti, ką aš galėčiau tokio padaryti. Ten, žinau, šampūnai būna, kurios gali perpildyti, pavyzdžiui, kokią faršą arba salotas, ar ten kažką gali pirkti sveriamą. Pažiūrėk, kas yra sveriama ir ką gali pirkti tarp
nesupakuotų pakuočių. Tai turbūt reiks kažką va tokio ir pamastyti. Tai žodžiu, šitą autorę yra ekstra, kas skaitysit, tikrai suprasit, turbūt, kad sunku 21 amžiui visiškai atsisakyti plastiko, tai yra nerealistiška ir ne visai yra įmanoma, bet vis tiek tu gali padaryti kažkokį vieną kitą žingsnį tvarumo link. Ką čia dar norėjau pasakyti, nežinau. Dar nepriejau kitų visų didžiausių pasiūlymų, dabar skaitau apie kompostavimą, tai skaitant apie kompostavimą aš tiesiog galbūt pasisėmiau tos idėjos, kada mes galėtume tiesiog labiau rūšiuoti, pavyzdžiui, plastiką, popierių, ten dėti atskirą maišą ir tiesiog mesti atskirą konteinerį. Ir tas visas atliekas, kurios yra įrios, kurios galima kompostuoti, tiesiog kitą kibirą mesti. Šiaip jo, jinai labai tokių gerų idėjų turi, bet kartais jos tiesiog yra nelabai realistiškos. Bet tiesiog įdomu pasiskaityti, dar kažką tikrai sužinosiu. Šitas knygas skaitau vienu metu. Aš jas kai nusipirkau, aš jas abi norėjau skaityti, tai gaunasi vieną pusvalandį paskaitau, paimu tada iš karto kitą pusvalandį paskaitau. Seniau galvodavau, kaip galima skaityti vienu metu 2 knygas, bet jos abi labai skirtingos, bet abi turi kažkokių tai įdomių žinių, tai norisi iš karto abi skaityti. Tai šitos knygas mano skaitamos vienu kartu. Tai bus įdomu, kai aš perskaitysiu jas iki galo, ką aš tada dar būsiu sužinojus ir ką norėsiu jums papasakot. Bet jo, jeigu jūs turite irgi pasiūlymų, kaip galima tvariau gyventi, kažko atsisakyti ir panašiai, tai labai lauksiu komentaruose. Aš tikrai nesu tas žmogus, kuris gali jums aiškinti ir pasakot, kaip čia geriau gyventi, nes aš pati dar tik esu tam net ne pirmam žingsnį, dar aš link to pirmo žingsnelio bandau lipti, nes tikrai nesu pavyzdys. Bet suprantu iš tikrųjų jau kokią žalą visai mes darom naudodami tą plastiką ir panašiai. Tai tiek labai norėjau papasakoti apie šitas 2 knygas, labai jos man patinka ir įdomu. Šiaip visai smagu kažką naujo skaityti negu asmenybės tobulėjimo, tai jaučiuosi, kad kažką bent jau naudingo dabar į save įdedu. Tai priešnekėjau į valias šiandien, aš nežinau, atsikėliau tokia po gal 10 valandų miego, bet vargiai atsikėliau. Bet po kokį 10 valandų miego, jau padariau tą kardio ir grįžus galvoju, aš visai gerai jaučiuosi, aš labai senai nesijaučiau pailsėjus motyvuotą filmuoti, tai visai faina. Ir jo, tikiuosi, kad jums neatsibodo mano plepalai, dar nežinau, kada grįšiu, ką sugalvosiu jums parodyti, bet šitai sekundai tiek, man jau gerklę skauda nuo šnekėjimo. Dabar ploviau kalną indų ir taip pati su savo mintim pabuvau, tai jo, nepaminėjau, kad aš dėl to viso plastiko ir viską nebenaudoju arbatų su pakeliais. Aš nežinau, ar jūs mane girdite, tas langas atidarytas. Bet čia jau buvo dar anksčiau irgi jums minėjau, tai pas mane dabar visa spintelė yra tik arbatų birių, žolelių. Kad būtų patogu gerti žolelį arbatas, tai aš turiu nupirkus va tokių setelių, jie labai patogus. Porą turiu, kad kartu su salvijom tiesiog vienu metu galėtumėm gerti. Ir dar šiandien supratau, kad reiks man atsikratyti šitų įrankių ir nusipirkti medinius. Tai vieną puslapį jau užmačiau, kur galėčiau aš rasti tų medinių įrankių. Jos turėtų būti tarsi rinkinys tokių, nes jeigu pirk po vieną, tai iš tikrųjų gaunasi brangiai, pavyzdžiui, kokiai Zaroje ar kažką žiūrėjau, kad vienas tas įrankis gali kainuoti apie 20 €, o ten visas rinkinys kainuotų 25 €. Tai nusprendžiau, kad reiks padaryti šiandien užsakymą tų. Tai šiek tiek ką jie rašo, tai kad yra natūralaus medžio, tai man patinka ir tinka. Aišku, ta priežiūra, jei kažkokia šiokia tokia būtų, reiktų gerai išplauti, išvedinti ir panašiai. Bet jeigu aš judu link to, kad kuo mažiau plastiko naudot, tai natūralu, kad aš gal nenoriu irgi savo faršo maišyti karštoj keptuvėj su to plastiko gabalu, nes kai karštas vanduo susiduria su to plastiko, tai išsiskiria tos mikroplastiko dalelės, tai irgi nėra sveika. Šiokių tokių pas mane mažų ėjimų yra ir tai prasidėjo jau nuo praeitų metų kažkada. Dėl arbatų, kurią čia dieną mes buvom pasivaikščioti ir išsinorėjau arbatos ir nuėjome į kavinę ir pasiėmiau arbatos išsinešimui. Ir ten buvo parašyta žolelio, man atrodo, arbata ar kažką ir tiesiog aš galvoju bus biri, bet kaip padarė arbatą tarp pakelio, man net nebebuvo taip skanu gerti, nes aš galvoju, oh my god, aš geriu plastiką dabar tiesiog. Aš įpratus visą laiką namie gerti birias arbatas ir turiu čia visą spintelę tų arbatų, va čia. Tai aš, pavyzdžiui, man labai patinka, kai gerklė šiek tiek skauda čia brelį gerti. Jeigu vakare ar šiaip grįžus noriu labiau tokios ramybės,
Tai geriu ramunėlių arbatą. Man sesė yra padovanojus, nežinau kokia čia tiksliai arbata, bet žodžiu, sesė dar vieną birio arbatą padovanojo. Patys nusipirkom airiško kremo arbatą iš skonis ir kvapas. Čia turiu senesnių, kurios man gal dar kol kas man per saldžios. Tai yra svarainių ir ramių obuoliukų. Ir jeigu norit, na dabar toks random bus, bet labai noriu pasidalinti. Tai jeigu norit, kad jums būtų ramesnės mėnesinės, mažiau skaudėtų pilvą, nebūtų tokios gausios, aš jums jūsų primiktinai reikalauju gerti aviečių lapų arbatą. Apie šitą dalyką su manim pašnekėjo mano kolegė, mes tiesiog random kažkaip užsišnekėjom ir jinai pasakė, kad labai tam yra tinkama aviečių lapų arbata, jeigu tau gausios mėnesinės, jeigu tau tikrai labai skauda pilvą ir apramina simptomus. Ir aš, man atrodo, jums kažkada minėjau per video, kad bandysi gerti aviečių lapų arbatą ir iš tikrųjų aš esu tiesiog nustebus, kaip tiesiog arbata gali padaryti tokią didelę įtaką. Aišku, priklausomai nuo to, kiek dažnai geri, kokiais kiekiais ir kokio tai turbūt intensyvumo, nuo to priklausys ir kokios tos mėnesinės bus, bet kažkada prisimenu, aš visiškai neturėjau pilvo skausmo. Kažkada turėjau labai mažą pilvo skausmą. Kažkada aš sirgau tik tais keletą dienų ir man nereikėjo, čia dabar tikiuosi berniukai nežiūri, paketų. Man užteko tik įklotą. Ta prasme, dėl arbatos pas mane šiaip tos dienos būdavo žiauriai gausios. Antrą dieną būdavo tokia, kad ten yra tiesiog kraklys ir aš jeigu tik pajudu, atsistoju, tiesiog reik melstis, kad nepratekėtų per kelnes. Tai aš tokių gausių mėnesinių nebeturiu realiai nuo tada, kai pradėjau gerti aviečių lapų arbatą. Tai aš maždaug pasižiūriu kokias 2 savaitės iki mėnesinių, pradedu po truputį gerti. Šiaip nespaudžiu savęs, vieną dieną pamirštu, neišgeriu nieko tokio, bet tiesiog visada dabar spintelį turiu šitų arbatų, kartais užsiperku kelias į priekį. Aš tiesiog, jeigu galėčiau, išreikčiau visom merginom gerkite aviečių lapų arbatą. Aš negaliu patikėti, aš niekada netikėjau, kad arbata, žolelės kažkokios gali tiek padaryti įtaką organizme. Ta prasme, man buvo pačiai šokas, kad tikrai, po kelių mėnesių naudojimo aš jaučiu, kad mano mėnesinės išgyvenamas, man tiek nebeskauda pilvo. Kartais jeigu paskauda, tai tiesiog išgeris tą tabletę, bet žymiai mažiau tablečių reikia. Nebe tokios gausios mėnesinės. Kažkada aš realiai tų mėnesinių net neturėjau. Ant taip keista, tai jo, čia yra hekas. Mėginkit, eikit, nusipirkit šitų aviečių lapų arbatos ir pradėkit gerti. Ir negerkit ten savaitę, 2 prieš mėnesinės pirmą kartą ir paskui, vertinkit. Gerkit kokius 2-3 mėnesius ir tada matysit, kad prasideda geri dalykai. Tai kad ir toks random, bet aš baisiai, aš galvoju gal net sukurti TikToką tiesiog apie šitą dalyką, nes tikrai jeigu aš jaučiu, kad man padėjo, tai aš labai noriu, kad kam yra sunkesnės mėnesinės, kam yra gausios mėnesinės, aš noriu, kad ir tam žmogui padėtų, kad bent jau pamėgintų. Aš nežinau, ar čia visų organizmai skirtingi šito atveju ar ne, bet mano kolegiai labai padeda, man žiauriai padėjo, nors aš tokia gal ne tai, kad skeptiška, bet tiesiog nieko nesitikėjau. Bet sakau, vieną kartą man tiesiog užteko įklotukų per mėnesinės, kai man jos gausios dažniausiai būna ir kokias 3 dienas jau taip normaliai ir tada 4-5 jau tada įklotus naudoju, bet čia, wow. Tiesiog gamta yra nuostabus dalykas. Pasidalinau šituo su jumis ir žiauriai nuklydau nuo temos, tai kalbant apie arbatas, tiesiog pasirodo yra arbatų, kurios padeda, gydo ir tai reikia tiesiog žinoti, tai labai randomizingas. Šitas video tiesiog yra, man atrodo, apie plastiką. Bet man tai sukasi galva, iš tikrųjų, man sukasi galva nuo tos informacijos perteklius ir aš net nežinau, ką su tą informaciją daryti. Ir aš tiesiog kaip spirgutis spirgu ir noriu visiems viską sakyti, pasakoti, nors žinau, kad pati naudoju ir niekur toliai negaliu pabėgti, bet ir nemoku dar iš karto taip pabėgti, bet noriu apie tai šnekėti, kad kažką irgi taip įjungti, kažkokį saugiklį, kad kažkas irgi būtų aware apie tą plastiką. Tai žodžiu, visiškai randomizingas, bet jau, labai norėjau pačiatinti. Labą dieną, tiesą sakant, net neįsivaizduoju ties, kur aš užbaigiau vlogą, bet praėjo ar kelias dienas, ar kažkiek neįsivaizduoju. Esmė, kad šiandien yra visiškai random diena ir nusprendėm nueiti iki parduotuvės nusipirkti plaukų žirklučių, nes norėčiau jau nusikirpti savo galiukus, bet žirklučių neradau. Užtat grįžau su kitais pirkiniais, tai norėjau parodyti, ką aš tiesiog pasiėmiau. Tiesiog random, toks chill random haulas.
Tai užsukom į Maximą ir tiesiog labai atsitiktinai pamačiau kažkokią tai labai estetiškai gražiai supakuotą granolą ir 100% natūrali. Tai atrodo pakuotė štai taip. Labai man gražiai atrodė, plus tie pekano riešutai yra tas dalykas, kuris labiausiai suviliojo. Tada užsukom į Drogą ir aš iš ten pasiėmiau, žinau, kad blogai, žinau, bet kažką bandysiu galvoti dėl to. Tai dantų siūlai, kodėl blogai, nes labai švaistosi plastikas apskritai. Tai nežinau, pačio siūlo to ilgo man jisai labai nepatogus ir nehigieniškas. Galvoju, gal būtų įmanoma ras kur nors su mediniais pagaliukais, mediniais laikikliais tokie. Būtų labai faina, tai kol kas, kol dar nežinau, kokią alternatyvą galėčiau rasti šitien, tai paėmiau jų keletą, nes buvo akcija. Tada mano vyras savo pasiėmė Rasos rankų kremą. Aš savo pasiėmiau skustukų galvučių, nes aš naudoju tą daugkartinį peiliuką. Ir tada dar pasiėmėm porą dantų pastų, tai viena yra Sensodyne Deep Clean, tai šitą naudos vyras, o aš pastoviai jaučiu, kad man čia kažkas prilipę. O aš savo pasiėmiau pasimėginti Ekodentą Supernatural Oral Care su kažkokiu ksilitoliu. Neįsivaizduoju, kas tas yra, bet pasiėmiau dėl to, nes ChatGPT kaip ir rekomenduoja šitą dantų pastą, šito brando prie natūralios dantų pastos alternatyvos. Dar buvo, man atrodo, Natura Verde liktais toks brandas, bet Drogė neradau, tai pasiėmiau Ekodentą. Ir paskutinis dalykas, čia jau iš salelės tokios nusipirkau, tai bus Sofloros natūralus muilas Provanso levandos su sviesmedžių aliejum. Aš jį pasiėmiau dėl to, nes kai išnaudosiu skystą muilą, kuris yra plastikiniai talpoj, pradėsim naudoti šitokį muilą, tai man dar reiks atrasti padėkliuko muilą. Tai naudosim tokį dabar kietą rankų muilą. Ir vaikštinėjom ir užmačiau, einant pro šalį, kad yra 50 centų, gal vadinasi, tokia kaip ir dėvėtų drabužių daiktų parduotuvė. Tai užsukom ten tiesiog random. Aš šiaip labai retai, kada einu tuos dėvėtus drabužius ar tokius vintažinius, kur norėčiau visai iš tikrųjų dažniau pradėti, nes gali atrasti tokių labai įdomių dalykų. Tai vienas iš dalykų, kurį atradau labai netikėtai, tai yra šitoks puodelis. Wow, man jis toks iš karto atrodo tarsi dizainerio kažkoks pagamintas daiktas. Tik man nepatinka gal šita detalė, tai šitas pastatas, kuris yra nupieštas, bet man šita vieta, vat šita su to užrašu ir forma ir pats puodelio dizainas taip nerealiai gražiai atrodo, ir spalva, ir dizainas, ir forma, ir tas užrašas čia. Pamačiau ir tokia, wow, iš karto kainavo tik €1,50. Ir aš toj knygai dabar, kur skaitau apie namai be atliekų, irgi rašo, kad norint pamažinti taršą, labai rekomenduoja irgi eiti tuos visus sendaikčių, garažų išpardavimus, panaudotų daiktų parduotuvės ir panašiai, nes tu kaip realiai per naudoji tą daiktą, tu jo neišmeti tiesiog į lauką niekur, tiesiog skleis kažkokias medžiagas į aplinką. Tai jo pagalvoju, vienas geras iš tokių dalykų, tai galbūt kai reikia kažkokio daikto, pamėginti nueiti tuos dėvėtų daiktų parduotuvės, nes galima atrasti tokių džemsų. Tai jo, toks trumpas mano pirkinių haulas. Aš žinau, kad šitam video esu įsipareigojęs išrinkti konkursą nugalėtoją. Tai kitam kadre sėdam rinkti, kas laimėjo pagaliau tą benų krepšelį. Vėl aš sveikinuosi iš kitos dienos, tai kaip pastebėjot, šitas video yra tiesiog suklijuotas iš daug skirtingų dienų. Tai iš tikrųjų gausi taip dėl to, kad turėjau problemų su sveikata ir tie mano video tiesiog yra suklijuoti iš tiesiog to laiko, kada turėjau laiko pafilmuoti, pakalbėti ir kažką jums parodyti. Tai aš manau, kad gal vis tiek nieko tokio. Bet prisėdom pašnekėti apie konkursą nugalėtoją. Tai iš tikrųjų konkursas mano tęsis ganėtinai ilgai. Ir jo, nusipelnėt jau gauti tą nugalėtoją. Aš tikiu, kad jūs laukite iš tikrųjų ir aš ilgai laukiu, kada galėsiu išrinkti, nes nėra taip, kad patinka laikytas priemonės savo kambarį 3 mėnesius ir nieko su jom nedaryti. Tai pasirašiau būtent to video komentarus ir lygiai taip pat pasilengvinsiu savo ir jum gyvenimą,
greitai praskrolinsiu, besiu pirštą ir vis tiek čia bus toks pat atsitiktinumas ir laimės reikalas. Jėčiau mane laikyti. Iškart pasakau, jeigu kažkam atrodo kitaip, tai aš tikrai nematau nieko per ekraną ir tikrai nematau, ką čia rodo, tai tiesiog, kad jūs nematytumėt, aš gal besiu pirštą čia, kažką paliečiau. O, paliečiau ant neringos, tai tavo vardą rodau štai čia, yra neringa li. Tai prašau, susisiek su manim Instagramu arba paštu, kaip jau patogiau. Sveikinu tave ir tuo pačiu priminsiu, kas nelaimėjot, bet norit vis tiek benų tų produktų, pamėginkite suvesti mano kodą Justina5, tai dauguma prekių yra taikoma 5 procentų nuolaida, tai dar prie to pačio ir sutaupysit ir tikrai kiekvienas sutaupytas pinigas vis tiek prisideda prie tos galutinės sumos ir būna faina tiesiog, kai kažkur galima sutaupyti. Jo, jeigu norit apsipirkti Benu LT, tai pasinaudokit mano nuolaidos kodu, o neringa sveikinu ir susisiek su manimi, atsiųs savo kontaktinius duomenis, paštomatą, aš tau iš karto realiai viską ir išsiųsiu. Apie konkursą tiek, kodėl pas mane video ilgai nebuvo, irgi paminėjau, nes tiesiog turėjau problemų, dar šiek tiek turiu problemų su sveikata ir negalėjau tiesiog nieko greit padaryti. Paskutinis dalykas, ką noriu paminėti, tai iš tikrųjų jau keletą žmonių mane buvo parėmę finansiškai ir man šokiravo, ypač patį pirmą kartą, kai gavau pinigėlių, buvau tokiam visiškam šokė, kad wow, ta prasme, aš niekad nedarau savo kontento dėl to, kad čia uždirbti ar kažką, nes jūs suprantat, jeigu jau daryčiau dėl to, kad būtinai uždirbti, aš tos video kepčiau bet kokius kiekvieną savaitę, gal kas antrą dieną ir panašiai, bet tikrai nėra taip, kad su finansai susiję, bet aišku malonu vis tiek, kad pats YouTube'as kažkiek moka, tai tas finansinė, kaip čia graža tokia yra faina iš pačio YouTube'o, bet tikrai nėra taip, kad aš būtinai jūs spaudžiu man aukoti ir panašiai, bet tikrai buvo keletas žmonių jau, kurie man prisidėjo prie mano turinio finansiškai ir tiesiog buvo labai labai malonu ir pagalvojau, nu taip, aš nieko nespaudžiu, jūsų pinigai, jūsų reikalas, bet kadangi tokį norą jau matau, tai dėl to ir susikūriau vieną tokią platformą Buy Me a Cafe. Kas čia man daras, negaliu ištart. Nu žodžiu, atrodo platforma štai taip ir ten galit, jeigu norit, jeigu nenorit, galit tiesiog įvesti sumą, kurią jums norėtumėt paaukot, ar čia paremt, kaip čia paminėt, jūsų visiškai nuožiūra ir jo, bus visiškai gal, aš manau, būtų visai patogu jums, kad vos ne 2 mygtukų paspaudimų tiesiog galit paremti jums mėgstamą kūrėją, tai dabar aš irgi esu toj platformai, pagalvojau, kad jie visiškai be jokio spaudimo, bet kadangi matau, kad kai kas nori paaukot, o YouTube'as nusimuša žiauriai didelę, gal 40 procentų nusimuša, tai jeigu man žmogus aukoja eurą, tai man atrodo, aš gal 60 tik tai centų gaunu iš to, tai šiaip YouTube'as daug pasiema savo dėl visų tų mokesčių. Tai jo, jeigu norėsit prisidėti prie mano turinio finansiškai, labai labai prašom ir ačiū, bet tikrai nieko neverčiau, kaip ir visus šitus 2 ar 3 metus, kiek jau filmuoju, niekada neprašiau ir nesakiau, tiesiog jūsų reikalas, bet kadangi mačiau, kad jau keletą žmonių prisidėjo, tai galvoju, reikia tiesiog sukurti platformą, kur būtų gal patogiau ir aiškiau, kaip tai padaryti. Tai jo, šitas video yra baisiai ilgas, aš jau iš tikrųjų sėdėjau prie jo ir redagavau ir jau buvo virš valandos, kad aš redagavau. Ir jis bus dar ilgesnis, nes jau šneku 6 minutės, tai iš tikrųjų labai tikiuosi, kad jums buvo įdomu klausytis viską, tikiuosi, kad buvo kažkas įdomu, nauja, ar šiaip smagu vėl susitikti pašnekėti, tikiuosi, kad mano ateities video išeis dažniau negu kad dabar buvo, nors ėjau į naujus metus su pažadu, kad į mėnesį 2 video, bet kartais negali pasirinkti, kaip tu jautiesi ir panašiai. Aš labai tikiuosi, kad jums patiko ir jeigu patiko, būtinai paspauskite laiką, pahaipinkit mano video, subscribinkit, jeigu dar nesubscribinat ir man atrodo viskas. Lauksiu konkurso nugalėtojo, susitiksim tikiuosi greitai. Tai ačiū jums ir viso. Iki.